Brangūs broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje Jėzus moko mus tobuliausios maldos iš visų. Tėve mūsų. Tėve mūsų malda susideda iš 7 prašymų. Tačiau prieš prašydamas bet ko, Jėzus sušildo mūsų širdį. Jis moko mus sakyti: Tėve mūsų, kuris esi danguje. Dievas yra tėvas. Ir dangus, kuriame jis gyvena, nėra toli. Jei esi malonės būsenoje, dangus taip pat yra tavo širdis. Šis tėvas yra artimas, labai artimas. Ir tada prasideda 7 prašymai. Pirmasis. Teesie šventas tavo vardas. Pirmas dalykas maldoje nėra prašyti. Tai yra šlovinti, garbinti, dėkoti, pripažinti Dievo didybę. Dėkoti už gerybes, kurias jis mums dovanoja kiekvieną dieną. Tačiau tai įmanoma tik per tikėjimą. Šventinti Dievo vardą reiškia gyventi tikėjimu, garbinant ir dėkojant. Antrasis prašymas. Teesie tavo karalystė. Čia užsidega viltis. Yra vieta mums danguje. Bet kiek laiko praėjo nuo tada, kai prašei savo išganymo ir tų žmonių, kuriuos myli, išganymo. Trečiasis prašymas. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Vykdyti Dievo valią reiškia mylėti. Tai sujungti savo valią su jo valia. Bet kaip šiaudas gali susijungti su ugnimi, nesudegdamas? Yra tik vienas būdas – pakeisti savo valią. Kai tikrai meldiesi, nebandai pakeisti Dievo. Tu prašai, kad jis pakeistų tave. Niekas nesimeldžia, nenorėdamas pasikeisti. Ketvirtasis prašymas. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Visų pirma, tai yra dvasinė duona. Dievas gali duoti materialių gerybių, bet tik jei jos reikalingos mūsų išganymui. Tikroji duona yra Eucharistija. Tai malonė, tai vortybė, tai saugus bažnyčios mokymas. Tai yra kasdienė duona. Kaip mana dykumoje. Jei ją pasaugosi rytojui, ji suges. Malonės reikia prašyti kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Tai yra 4 teigiami prašymai. Dabar prasideda prašymai, kurie mus išlaisvina iš kliūčių. Pirmoji kliūtis. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Didžiausia kliūtis į dangų yra nuodėmė. Ar jau buvai išpažinties? Tai malonės metas. Tai atsivertimo metas. Prašyk atleidimo. Sugrįžk į malonės būseną. Po to ateina kova. Ir neleisk mūsų gundyti. Dievas nežadėjo lengvo gyvenimo. Jis pažadėjo malonę. Jis leidžia kovą, nes nori mūsų meilės. Kas dėl nieko nekovoja, tas nieko nemyli. Ir galiausiai, bet gelbėk mus nuo pikto. Visų pirma, nuo piktojo. Tu gali kartais pamiršti Dievą, bet velnias tavęs niekada nepamiršta. Jis turi vieną misiją – vesti sielas į pragarą. O tu taip pat turi vieną misiją – pasiekti dangų. Klausydamas savo angelo sargo, atsiverdamas maloniai, pasitikėdamas šventųjų užtarimu ir tikėdamas pergalę, kurią Jėzus mums laimėjo ant kryžiaus. Drąsos. Dievas trokšta tavo išganymo labiau nei tu pats. Te laimina tave Dievas.